Sveiki, su savim šiandien turiu 3 dalykus. A34, A54, Tesla ir taipogi šunį. Kadangi jau esame viduje, galiu šiek tiek prasiplėsti apie šios telefonus. Jie abu yra populiariausi Lietuvoje su pardavimais siekiančiais tūkstančiais kiekvieną savaitę. Mano manymu, jų populiarumas priklauso nuo labai atitinkamos kainos ir kokybės santykio. Tačiau vienas mano mažas pastebėjimas yra, kad vienas telefonas turi grūdintą stiklą tiek nugarėlėje, tiek priekyje, kitas turi nugarėlę būtent plastikinę. Ir man asmeniškai grūdintas stiklas yra per slidus laikyti rankoje be dėklo. Taipogi, abu šie telefonai palaiko greitą krovimą. Abudu jie kraunasi 25 W greičiu. Taipogi, šie telefonai turi identiškus sensorius, tačiau aš pastebėjau, kad piršto antspaudo skaitiklis esantis ekrane man asmeniškai A54 reagavo truputį geriau nei A34. Vienintelis iš svarbiausių skirtumų tarp šių dviejų telefonų yra kamera. Galite matyti, čia yra A34, čia yra A54. Kaip pastebėjote, A54 nuotraukos yra šiek tiek ryškesnės. A54 modelį aš skiriu 8 iš 10, A34 modelį aš skiriu 7 iš 10, o pasirinkimas jūsų.